Sveiki, čia Lietuva galim. Pasakojame įkvepiančias verslo sėkmės istorijas ir suteikiame informacijos, ką reikia daryti, norint kurti savo verslą. Šįkart apie tai, kaip pomėgis skaniai valgyti tapo verslu. Kulinarijos studijos įkūrimo istorija. Mūsų mintis buvo pasidaryti studiją, į kurią gera mums patiems ateiti, kurioje mes galėsime matyti su draugais. Šiai dienai tai tapo pakankamai aktyvia paslaugų teikimo įmonė, kuri praktiškai kiekvieną dieną yra užimta. Mūsų tikslas yra truputėlį pakelti maisto kultūros lygį Lietuvoje, kad žmonės pamiltų maistą, kad maistas iš tiesų gali tapti labai smagia laisvalaikio praleidimo forma, bendravimo forma. Mes neskaitėme jokių vadovėlių, mes nesivadovavome jokiom teorijom, kaip reikia kurti verslą, mes iš tiesų vadovavome savo intuiciją, mes kūrėme tai, kaip mes norime matyti, idėją, kai mes ją išgryninom ir supratom, ką mes norime matyti. Mes labai greitai viską guldėm ant popieriaus, visų pirma, mes analizavome aplinką, mes ieškojome, kokios mums įrangos reikia susirašyti, teisinę bazę reikia sutvarkyti, tai kokių mums leidimų reikia. Tada, kaip visą tai turėtų veikti, tada komunikacijos planas. Finansiniai apskaičiavimai yra turbūt lengviausia visa verslo modelio kūrimo dalis. Klausimas yra, kaip tas modelis veiks ir kaip padaryti, kad pas tai žmonės ateitų. Turbūt šita dalis planavimo mums buvo sudėtingiausia. Sunku yra dar pakankamai tai, kad vis dar Lietuvoje nėra labai palanki verslo kūrimuisi aplinka, kad iš tiesų tu labai turi praeiti daugelį institucijų, tas įmonės įkūrimas, techninių dalykų sutvarkymas, patalpų įrengimas, kur tu irgi visko negali numatyti. Tai šitie dalykai labai užtrunka ir mes buvom nusimatę viską padaryti per mėnesį, tai dirbdami 24 valandas per parą mes padarėm per 2 mėnesius įrengimą. Tai vėlgi numatosi, kad labai daug dalykų yra, kurių tu tiesiog negali numatyti. Manau, kad nėra nei vienos idėjos, kurios negalima būtų paversti verslu, bet visų pirma reikia tai žiūrėti turbūt kaip į idėją ir kaip į savo pomėgio realizavimą, o tik vėliau kaip į verslą. Nes jeigu tu tiki, tai tu gali tikinti visą pasaulį savo idėją. Kam reikalingas verslo planas ir koks jis turi būti? Eksperto komentaras. Verslo plano reikia dėl, sakyčiau, 3 dalykų. Pirmiausia, tai jisai reikalingas pačiam verslininkui, pačiam savo. Kitas svarbus dalykas, kad turinyje atsispindėtų ir ta reikalinga grąža investuotojui, jeigu jisai skolinsis lėšų. Taip pat, kad būtų apibrėžti sėkmės faktoriai, kuo tas verslo planas bus sėkmingas ir kas padės verslininkui parduoti savo paslaugas ar prekes. Ir nepaskutinės svarbos dalykas yra rizika. Kokias rizikas verslininkas mato ir kaip jis planuoja jas valdyti. Trečias dalykas, sakyčiau, verslo planas yra kaip gera komunikacijos priemonė, nes išguldytos idėjos popieriuje jos daug lengviau suprantamos ir tiems, kurie gali jums verslininkui duoti patarimų, kurie gali paskaityti ir šalies įvertinti, ar verslo idėja yra gerai pasiruošta. Nėra apibrėžto aiškaus turinio ar formos verslo planui įrašyti. Tačiau svarbiausia, kad verslo planas būtų labai aiškus, paprastas ir jame atsispindėtų verslininko tikslai, ką jisai nori padaryti, kaip jisai nori padaryti. Pati, sakyčiau, svarbiausia dalis tai yra jau finansinės prognozės. Nes labai svarbu išversti visą verslo planą į skaičių kalbą. Svarbu, kad verslininkas teisingai įsivertintų prielaidas. Kaip gali pasikeisti situacija rinkoje, jeigu, pavyzdžiui, produktą ar paslaugą jis pasiūlys tik tai po 1 metų. Ar teisingai jis bus paskaičiavęs išlaidas, ar bus teisingos kainos, ar įvertinta galimas kainų pasikeitimas. Lietuvoje pakankamai populiaru naudotis konsultantų paslaugomis ir iš tikrųjų yra didelė pasiūla, kurie verslo planus padeda parašyti, tačiau tai tikrai nėra būtina. Daug svarbiau, kad verslininkas pats pirminę analizę pasidarytų ir pats įsitikintų, ar jo idėja yra verta pastangų. Po savaitės pasakosime dar vieną sėkmingo verslo istoriją, bei apie tai, kokių klaidų negalima daryti rašant verslo planą. Iki.